Labas, tai dabar su to shippingu, kur yra bėda. Bėda yra tokia, vat kaip ir minėjau, kad čia yra va tai vat. Iš esmės, aš galiu šitą display nan padaryti, kad čia jis nebūtų, bet šitas čia gerai gali neveikti. Tai nežinau, nebūtinai. Teoriškai mes galim palikti šitą, bet iš čia geriau, kad jis būtų paslėptas. Tai vat, aš nežinau, kiek už šito parodymą čia gali ateiti dar daug bėdų. Tai va čia tas vėl eilinis tas kartas, kaip sakiau, tie kešauto, custom kažkokie dalykai, nu jie labai deep greuna, žinai, funkcionalumus. Nu, teoriškai šitoje vietoje tada tu matai, kad pristatymas kainuoja ir galima. Nu, viską įmanoma sutvarkyti, bet jau ta prasme į ekstra kaštus, nu nežinau, čia daug reikėtų gilintis, kad tokią nesąmonę, žinai, bandyti. Arba vietoj šitos, nu, vietoj šitų pasirinkimų čia tiesiog išvesti tą pristatymo kainą.